Sveiki, šiame video pademonstruosime, kaip veikia Elektro dirbtinio intelekto balso vertėjas. Jeigu jau jį įsigijote, labai nuoširdžiai jums dėkojame, kad perkate. Jeigu dar planuojate įsigyti, pamatysite, kaip jisai lengvai veikia. Taigi, spaudžiame šį mygtuką, kad įjungti. Šiek tiek reikės palaukti, kol jisai įsijungs. Jisai turi nemažai funkcijų, galite ir mokintis kalbų per jį, galite, jeigu norite kokių klausimų, kaip pavyzdžiui, koks patiekalo receptas, paklausti ChatGPT programėlės, kuri jinai yra jame, ir jisai jau yra kaip jau įrenginys išmanus. Jisai kaip telefonas, netoks gal išmanus, bet jisai grynai pritaikytas vertimui. Taigi, čia jums reikia pasirinkti meniu kalbą, ar ne? Mes pademonstruosim anglų kalbą, spaudžiame Next. Tada reikia prijungti jį prie interneto. Mes tai padarysime per telefoną. Einame į savo nustatymus telefoną, jeigu naudojate Apple, o jeigu Samsung, tai einate irgi į nustatymus, tik tai atrodys truputėlį kitaip yra. Reikia jums pasidalinti iš savo telefono internetu. Spaudžiame Personal Hotspot. Jau jisai yra iPhone aktyvuotas. Taigi palaukiame, kol atsiras tinklas. Kadangi aš esu Martynas, tai čia yra Martynas iPhone. Va, prisijungia. Jeigu neprisijungs automatiškai, spausite ant savo telefono interneto pavadinimą. Spaudžiame Next. Next. Taigi viskas turime. Spaudžiame Online Translate. Čia yra parinkta automatiškai kalba iš kinų į anglų. Spaudžiame, kad pakeisti. Pasirenkam lietuvių. Taigi lietuvių. Taigi dabar, kad lietuvių kalba sakyt, spaudžiame šitą mygtuką, tada išvers į anglų. Sveiki. Paspaudėme viršutinį, dabar apatinį, spaudėme ir jūsų pašnekovas jau tada sakys angliškai ir jums išversi lietuvių. Hello. Labas. Tai va, toks paprastas būtų naudojimas. Ačiū jums už dėmesį ir geros dienos.